Labas, mano vardas Agnė. Ar girdėjote mintį, kad esame tai, ką valgome? Šiandien išgirsite naują teoriją. Pasak mitybos specialistės, esame tai, ką suvirškinome. Taigi šiame video atskleisime dažno užkandžiavimo mitus ir faktus. Kokias sveikatos problemas gali išspręsti panaikinus šį savo įprotį. Aptarsime tipinės maisto ruošimo klaidas, dėl kurių gali pasireikšti tokie simptomai kaip pilvo pūtimas. Sužinosite strategijas, kaip prižiūrėti savo virškinimo sistemą įvairiame amžiuje. Vandenį gerti prieš valgį, po valgio, o gal valgio metu. Suprasite, kaip vandens gėrimas gali padėti virškinimo fermentų gamybai. Padiskutuosime apie žalingus įpročius. Jeigu savo aplinkoje turite rūkančių žmonių, gebėsite jiems patarti, kaip reikėtų prižiūrėti savo virškinimo sistemą. O taipogi šiandien gausite top produktų sąrašą geram virškinimui. Sužinosite, kokius maisto produktus galime įtraukti savo racioną ir išnaikinti Helicobacter pylori bakteriją. Ar esate pastebėję, kuo sveikiau valgau, tuo blogiau jaučiuosi. Atskleisime, kokį susirgimą tai gali signalizuoti ir kaip jo išvengti. Kitas. Galėjau anksčiau valgyti, o dabar to paties nebegaliu. Suprasite, kaip maisto netoleravimas lemia pralaidaus žarnyno atsiradimą. Na ir pabaigai, išsiaiškinsite, kas yra antra detoksikacijos fazė ir kokia yra dažna klaida, kad ji nevyksta sklandžiai. Na o dabar spaudžiame mygtuką prenumeruoti, nykščio mygtuką apačioje, tai padėsite YouTube algoritmui ir važiuojam. Labai dažnai mes girdime, kad mes esame tai, ką valgome, tiesa, tai aš galbūt šitą pasakymą norėčiau pakeisti truputėlį kitaip. Iš tiesų mes esame tai, ką mes sugebame suvirškinti. Labai dažnai sakau ir savo pacientams, kad mes galime valgyti patį geriausią, patį šviežiausią, ekologiškiausią maistą, bet jeigu mūsų virškinimo sistema neveikia optimaliai, mes iš tiesų tų visų gerybių iš to maisto nesugebėsim gerai įsisavinti. Tai visas mano dėmesys, dirbant su virškinimo sistemos problemomis, yra užtikrinti, kad mūsų virškinimo sistema dirbtų optimaliai. Mūsų virškinimas iš tiesų prasideda jau burnoje. Tai yra nepaprastai svarbu gerai kramtyti maistą. Tai, kad jūs gerai atsibintumėt, aš savo pacientams labai dažnai sakau, mūsų skrandis dantukų neturi. Dantis mums duoti yra tam, ne vien, kad mes turėtumėm gražią šypseną, bet taip pat, kad mes gerai sukramtytume maistą. Tikriausiai esate girdėję įvairiausių teorijų, kiek tą maistą reikėtų kramtyti. Vieni sako 20 kartų, kiti 32 kartus. Tai tokia oficiali rekomendacija yra apie 32 kartai. Tai yra nepaprastai daug. Tai 32 kartus sukramtyti maistą labai retas, kuris iš mūsų tą padarys. Tai dabar aš, kai išsikeliu tikslus, aš visada stengiuosi, kad tie tikslai būtų realistiški. Tai galbūt 32 kartai yra labai daug, bet pabandykim maistą sukramtyti bent 10 kartų. Tai jeigu vakarieniausit dar šį vakarą, arba jeigu jau pavakarieniavot ir valgysit pusryčius rytoj, tai siūlyčiau, kai kramtot maistą, pabandyti sukramtyti maistą 10 kartų. Ir pamatysit, kad ir tie 10 kartų yra pakankamai daug, palyginti su tuo, ką mes darom dabar. Tai vat labai siūlyčiau praktikuoti geresnį maisto kramtymą. Dabar yra toksai pasakymas, kaip dažnai reikėtų valgyti per dieną. Tai priklausomai nuo to, kokios sveikatos problemos mus kamuoja, priklausomai nuo to, ar mes norim numesti svorio ar nenorim, yra įvairiausių skirtingų teorijų. Kai kalbam apie virškinimo sistemą, iš tiesų yra labai svarbus principas. Yra svarbu duoti mūsų virškinimo sistemai pailsėti, poilsį. Tai dabar, kai kalbam apie virškinimo sistemos problemas, labai noriu jūsų paprašyti, nustokim užkandžiauti. Kaip tai turėtų atrodyti praktiškai? Jeigu yra įmanoma, geriausias variantas būtų rinktis 3 patiekalus per dieną. Tai būtų pusryčiai, pietus, vakarienė. Jeigu jūs gyvenat labai aktyvų gyvenimą, sportuojate, galbūt 3 patiekalų jums ir neužtektų, jums reikėtų dar papildomo užkandžio. Minimaliai
tarp maisto turėtų būti bent 3-4 valandos. Tikrai užtenka 3 kartus per dieną mums valgyti. Labai dažnai, žinokit, mes prisidarom problemų su savo virškinimo sistema, nes mes tiesiog pastoviai užkandžiaujam. Taip pat yra labai svarbus dalykas, kad mes tinkamai pasiruoštumėm maistą. Mirkykime ir gerai švirkime ankštinius ir grūdinius produktus. Dabar kas tai yra? Pavyzdžiui, grikiai. Taigi, mirkykim grikius per naktį ir būtinai virkim. Labai dažnai girdžiu, kaip žmonės išsimirko grikius ir kitą dieną tiesiog tokius šaltus ir valgo. Deja, grūdiniai produktai ir tie patys ankštiniai, kaip, pavyzdžiui, pupelės, lęšiai, savyje turi tokių medžiagų kaip lektinai ir fitato rūgštis. Lektinai gali sukelti pilvo pūtimą, bet žinot, kaip darda, pavyzdžiui, pupeles ir burbulai tokie daros. Tai va čia nuo tų lektinų. Tai įsivaizduokit, jeigu mes jų gerai neišvirsim, tai tie burbulai pas mus vyks žarnyne. Tai tiek lektinai, tiek ta fitato rūgštis neleidžia gerai maistinėm medžiagom įsisavinti ir gali dirginti mūsų žarnyną. Taip pat garinkime, virkime ar naudokime salotų užpilą valgant daržoves. Ką aš turiu omenyje? Tai pavyzdžiui, kai kurie pacientai sako, žinai, Tautvilė, aš negaliu pasimti žalio kopūsto, pasipjaustyti ir valgyti, man atrodo, kad man pilvą pučia. Tokiu atveju siūlyčiau naudoti citrinų sultis arba natūralų obuolių sidro actą, apie kurį dar truputėlį pakalbėsim daugiau, užpilti, palikti kokiam 10-15 minučių, kad, kaip aš sakau, tas užpilas pradėtų po truputėlį virškinti tas daržoves, kurias to pasekoje bus mums truputėlį lengviau suvirškinti. O jeigu jūs čia esate ne tik tai dėl žinių, bet ir ieškote praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo virškinimo sistema, atstatyti mikrobiotos balansą, maitintis sveikiau ir būti fiziškai aktyvesniais, apačioje būtent jums palikau specialią nuorodą. Prisijungę prie probiotikų prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite 10 milijardų mikrokapsuliuotų probiotikų kursą, kurio jums užteks mėnesiui, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Probiotikų prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Dabar yra labai įdomus dalykas. Virškinimo sistemos darbas prastėja su amžiumi. Tai nežinau amžiaus grupės, kurie stebi mano seminarą, bet jeigu jom yra 20 metų ir jūs galvojat, man tai dar nelabai reikia rūpinti savo virškinimo, tai žinokit, kai mums eina maždaug į pabaigą 20 arba 30 metų, mūsų virškinimo sistemos darbas labai sparčiai pradeda lėtėti. Tai reiškia, kad mums nereikia, kad mums būtų 50, 60, 70 metų, kad mus pradėtų kamuoti virškinimo problemos. Iš tiesų, kiekvienam 30-mečiui jau reikia pradėti galvoti, kaip suaktyvinti tą virškinimo sistemos darbą. Kitas labai svarbus dalykas, kalbant apie mūsų virškinimo sistemą, tai yra skysčių vartojimas. Reikėtų vengti skysčio valgio metu. Tai reiškia, kad mes norim gerti maždaug 30 minučių iki valgio ir praėjus ne mažiau negu 30 minučių po valgio. Kuo patiekalas yra toksai sunkesnis, pavyzdžiui, cepelinai, mėsos kažkoks gaminys, tuo mes norim ilgiau palaukti prieš pradėdami gerti skysčius, vien dėl to, kad tada mes duodam patį geriausią šansą mūsų virškinimo fermentams atlikti darbą tinkamai. Bet jeigu jūs neišgersit pakankamai skysčio tarp valgio, mūsų organizmas neturės pakankamai skysčių pagaminti tos virškinimo fermentus. Tai matot, vanduo yra labai svarbus, bet labai svarbu yra, kuriuo metu mes juos išgeriam. Kitas labai svarbus dalykas, norint pagerinti mūsų virškinimo sistemos darbą, iš tiesų yra stengtis mesti rūkyti arba sumažinti rūkymą. Rūkymas iš tiesų padidina virškinimo sistemos problemų riziką, taip pat gali net padidinti riziką susirgti skrandžio vėžiu. Dabar aš puikiai suprantu, kad rūkymas nėra toks dalykas, kad bam, per vieną dieną mes priemam tą sprendimą ir nustojam rūkyti. Jeigu sunku yra atsisakyti, tai labai rekomenduočiau bent rūkymą patraukti truputėlį nuo mūsų valgio. Tai reiškia, kad palaukit bet pusvalandį po valgio, bet neikite rūkyti iš karto po maisto.
Kiti skrandžio dirgikliai. Taigi apkalbėjom, kad rūkymas nėra labai gerai, apkalbėjom, kaip yra svarbu tinkamai pasiruošti maistą, bet yra kiti produktai, kurie gali mums dirginti skrandį. Kava. Labai pastebėjau, kad kava gali būti labai dažna problema, ypač žmonės, kurie sako, mano kvapas nėra labai geras iš burnos, labai dažnai pastebi, kad tai atsiranda po kavos išgėrimo, alkoholis, dėja tokie produktai kaip šampanas, vynas labai dažnai gali sukelti virškinimo problemas ir tokie prieskoniai kaip pavyzdžiui kajano ar čili pipirai, kurie iš tiesų yra mums labai sveiki, bet kai kuriems žmonėms jie gali būti problematiniai. Jeigu pastebėjot, kad po čili negerai, tai tuo metu, kol mes tvarkomės virškinimo sistemos problemas, siūlyčiau šitų prieskonių atsisakyti. Dabar yra keletas produktų, kurie yra nepaprastai naudingi mūsų virškinimo sistemai. Tai vienas iš jų yra natūralus, nefermentuotas, nepasterizuotas obuolių sidro actas. Perkant obuolių sidro actą visada pasižiūrėkite, kad jis būtų toksai drumzlėtas, dar kartais būna parašyta ant pakuotės su mama, with mother, angliškai, būtent toksai obuolių sidro actas yra labai naudingas mūsų sveikatai. Tai dabar kaip jį reikėtų teisingai gerti? Esu girdėjusi įvairiausių skirtingų būdų, kaip žmonės jį naudoja. Vieni žmonės jį geria tik atsikėlę iš ryto su didžiulė stiklinė vandens. Deja, toksai būdas nebūtų pats geriausias. Jeigu jūs jau turite šiek tiek sudirgintą skrandę, gerti obuolių sidro actą atskirai nuo maisto tikrai nerekomenduočiau. Geriausias būdas naudoti obuolių sidro actą yra prieš pat valgį. Kaip tai atrodytų? Paimat maždaug pusę valgomojo šaukšto, praskiedžiat su šiek tiek vandens, išgeriat ir iš karto pradedat valgyti. Tai gali daryti 3 kartus per dieną, prieš pusryčius, pietus ir vakarienę. Jeigu pamiršot išgerti tik pradėjus valgyti, galite jį išgerti ir valgio metu. Taip pat obuolių sidro actą labai rekomenduočiau naudoti ir į salotų užpilus. Tai mano namuose visada yra obuolių sidro actas, aš stengiuosi nepilti jo daug, kažkur apie arbatinį šaukštelį, kartais valgomąjį šaukštelį, priklausomai nuo to, kokį kiekį aš to acto darau. Ir įpylus būtinai visada gerai sumaišykite ir palikite truputėlį, kad jisai pastarėtų. Kitas labai naudingas dalykas mūsų virškinimo sistemai yra citrinos sultis. Tai gali būti citrinos sultis arba citrinos žievelė, kai valgote restorane, atneša jų maistą ir yra citrinos šalia, labai rekomenduočiau suvalgyti tą citrinos skiltelę, ypač jeigu valgysite žuvį ar suvalgysite mėsą, irgi suaktyvins mūsų virškinimo sistemos darbą. Imbieras. Dabar atrodytų, man truputėlį skrandis toks piktas, kaip aš dabar valgysiu tą imbierą. Tai žinokit, imbieras yra nepaprastai naudingas dalykas mūsų skrandžiui ir apskritai mūsų virškinimo sistemai. Tai rekomenduočiau, pavyzdžiui, pradėti gaminti maistą su imbieru. Labai puikiai tinka imbieras kartu su vištiena, su jūros gėrybėmis ar žuvimis, marinuokite žuvį kartu su imbieru. Arba pradėkite naudoti arbatą. Tai galite daryti citrinos ir imbiero šviežią arbatą, jeigu norite, kad jinai dar būtų šiek tiek saldesnė, galite įsidėti ir medaus. Taip pat yra 2 produktai, kurie pasižymi itin dideliu natūraliu virškinimo fermentų kiekiu. Tai yra ananasas. Ananasas natūraliai savyje turi bromeleino, tai yra virškinimo fermentas. Dabar labai svarbu paminėti tokį dalyką apie ananasą. Žinot, kaip ananasas yra ir yra ta vidinė šerdis, kurią dažniausiai mes išpjaunam ir išmetam. Tai žinokit, būtent šioje vidinėje šerdyje yra daugiausiai bromeleino. Tai va būtent tą dalį mes norime ir valgyti. Tai niekada neišmeskite tos vidinės dalies, būtinai ją valgykim. Ir kitas produktas, kuris pasižymi dideliu virškinimo fermentų kiekiu, tai yra papaja. Papaja savyje turi papaino. Iš tiesų galima valgyti ir papajos sėklos. Papajų sėklos pasižymi irgi tokiam kaip antiparazitiniam savybėm. Vienintelis dalykas, nerekomenduojama jų valgyti, pavyzdžiui, besilaukiančioms moterims. Tai tuo atveju reikėtų vengti. Rinkime skartesnės daržovės. Norint suaktyvinti mūsų virškinimo sistemos darbą, ypač riebalų virškinimą, labai svarbu, kad mūsų mityboje būtų kuo daugiau karčių dalykų. Lengviausias būdas
pastoviai namuose turėti gražgarstės arba tos dar kitaip žinomos rūkolos. Taip pat labai mums naudinga yra ir cikorija. Cikorija, net paėmiau jos nuotrauką, nes ne visada mes žinom, kas ta cikorija yra. Žinom cikorijų kavą, o kaip ta cikorija, kaip daržovė atrodo, tai ne visada žinom. Tai cikorija irgi mums labai yra naudinga, ją siūlyčiau maišyti su kitom lapiniam daržovėm, pavyzdžiui, kaip špinatais, nes jinai turi savie pakankamai daug kartumo, tai kad nesugadintumėm savo salotų. Dabar kokias ligas verta aptarti? Kadangi aš dirbu su pacientais iš įvairiausių pasaulio šalių, pavyzdžiui, tiek anglai, tiek italai ar prancūzai, tikrai nesiskundžia H. pylori taip dažnai, kaip skundžiasi lietuviai. Nežinau, su kuo tai yra susiję, ar dėl to, kad kaip mes vandenį valgom, ar mūsų maisto higiena, bet tiesiog labai dažnas dalykas pasitaikantis tarp lietuvių. Labai svarbu dabar atsiminti keletą faktų. H. pylori būtinai reikia gydyti. Esu susidūrus per savo pacientus ne kartą su tokiamis situacijomis, kai mes randame H. pylori, tai gydytojai sako, visi mes ją turim ir nereikia ją kreipti dėmesio. Deja, situacija yra tokia, kad H. pylori negydoma gali sukelti pirmiausia skrandžio problemas, vėliau vesti į opą, ilgai negydoma gali padidinti riziką ir skrandžio vėžio. Tai reiškia, kad H. pylori mes būtinai norim susitvarkyti. Dabar, jeigu jūs kažkada esat turėję H. pylori, nebūtų veiksminga H. pylori bakteriją tikrintis iš kraujo, kadangi gali parodyti, kad pas jūs yra tie vadinami H. pylori antikūniai. Tai jūsų organizmas jau atsimena, kad jūs ją turėjot, susiformavo į ją atsakas, tai reiškia, kad iš kraujo mes nebūtinai gausim tą teisingą diagnozę. Tai geriausia nustatyti H. pylori yra pasidaryti išmatų tyrimą. Tada, kai jūs praeinat per gydymą, gydymas yra labai įvairūs, labai priklauso, žinokit, nuo kiekvieno sveikatos būklės, tai kartais yra pasirenkami antibiotikai, kartais tiesiog medicininiai antibiotikai, kartais yra pasirenkami žoliniai antibiotikai, bet labai svarbu praėjus tą kursą vėl pasidaryti išmatų tyrimą. Kodėl? Dėl to, kad esu mačius labai daug atvejų, kai žinokit, po antibiotikų mes galvojam, kad mes jau ją nusižudėm, kaip aš sakau, o H. pylori pas mus vis dar yra. Yra tam tikri maisto produktai, kurie yra naudingi tuo pačiu metu, kai mes darom tą žudimo protokolą, tokie kaip kokosų aliejus, tas pats česnakas, cinamonas, gvazdikėliai. Tačiau reikėtų visada pasirūpinti, kad H. pylori yra išnaikinta. Jeigu jums rado H. pylori, būtinai patikrinkite savo šeimos narius. Esu vėl ne kartą turėjus tokių situacijų, kai žmona ir vyras vienas kitą užkrečia, dėl to, kad, pavyzdžiui, moteris išsigydė, vyras neišsigydė. Dabar kitos ligos, apie kurias svarbu pakalbėti, tai būtų, kur Lietuvoje dar nėra labai dažnai kalbama ar žinoma, tai yra plonojo žarnyno bakterijų perteklius. Ką tai reiškia? Kiekvienas iš mūsų mes turim žarnyne bakterijas, gerasias ir blogasias, ir mums jos yra labai svarbios. Bet tos bakterijos pagrinde turėtų gyventi mūsų storajame žarnyne. Kai tos bakterijos, nesvarbu, ar gerosios, ar blogos, nukeliauja į mūsų plonąjį žarnyną, tuomet jos pradeda kelti mums problemas. Kokie simptomai gali pasireikšti? Kuo sveikiau valgau, tuo blogiau jaučiuosi. Tai dažniausiai, kai mes valgom labai daug daržovių, daug vaisių ir atrodo, taip sveikai valgau, o pilvas kai blogėja, tai blogėja. Tai žinokit, labai dažnai tai gali būti susijęs su SIBO. Kitas labai svarbus susirgimas, kurį svarbu aptarti, yra celiakija. Kas yra celiakija? Celiakija yra reakcija į gliuteną. Tai yra labai stipri reakcija, mes kartais sakom, aš čia po gliuteno nelabai kaip jaučiuosi. Tai mes kartais labiau turim tokią kaip maisto netoleravimą, neigiamą reakciją į gliuteną. Celiakijos atveju tai yra stipri reakcija. Kai mes valgom gliuteną ir mes turim celiakiją, mūsų žarnyno sienelės, taip labai paprastai pasakys, galima sakyti, jos kemšasi. Mes turim tokius plaukelius, kurie juda, per kuriuos įsisavina maistinės medžiagos celiakijos metu. Tie plaukeliai kemšasi ir mūsų maistinės medžiagos pradeda vis blogiau įsisavinti. Jeigu jums yra anemija, jeigu jums krenta svoris, jeigu
jūsų šeimoje kažkas turi celiakiją, labai rekomenduočiau pasidaryti kraujo tyrimą, nustatyti, ar jūs nereaguojat į gliuteną. Labai dažnai šiais laikais pasitaiko maisto netoleravimas, kodėl aš jį pasakiau kabutėse, dėl to, kad tai nėra iki galo tikslus terminas, bet mes visi kaip ir žinom, tai pavyzdžiui, kaip sako, aš suvalgiau pieno produktų, nesijaučiu labai gerai, arba aš suvalgiau gliuteną, nesijaučiu labai gerai, labai tikėtina, kad jums yra netoleravimas šiems produktams. Tokiu atveju juos reikėtų išbraukti iš savo raciono, susitvarkyti virškinimo sistemą ir pamažu bandyti įtraukti atgal į savo racioną. Deja, kai mes ilgesnį laiką turim maisto netoleravimą, galim susigadinti savo žarnyną. Tai reiškia, kad gali atsirasti tas vadinamas pralaidus žarnynas. Tai bet jeigu kalbant apie mūsų žarnyną, įsivaizduokit, yra sienelės, kurios yra tokios, nėra jokių tarpelių. Pralaidaus žarnyno atveju pradeda atsirasti skylutės. Tai reiškia, kad dideli baltymai pradeda patekti į mūsų kraujotaką ir mūsų organizmas gali pradėti reaguoti į labai daug produktų. Atrodo, galėjau anksčiau valgyti, ką norėjau, o dabar jau nebegaliu. Tai va tokiu atveju mums tikriausiai yra pralaidų žarnynas, kurį irgi yra labai daug reikalų, kaip jį susitvarkyti. Kalbant apie virškinimo sistemą, reikėtų nepamiršti, kad labai svarbios yra ir kepenys. Yra tam tikri produktai, kurie gali palengvinti, pagerinti mūsų virškinimo sistemos arba mūsų kepenų darbą. Tai labai svarbu, kuo daugiau įtraukti daržovių, jos dar kitaip vadinamos kryžmažiedės daržovės, kurioms priklauso brokolis, kalafioras, briuselio kopūstas, paprastas kopūstas. Būtent šitos daržovės yra labai naudingos mūsų kepenims. Taip pat, kalbant apie kepenų darbą, reikėtų nepamiršti baltymų. Labai dažnai matau, kaip žmonės sako, noriu biškį prasivalyti organizmą, dabar pradėsiu gerti žalias sultis. Puiku, to žalios sultis mums suaktyvins mūsų kepenų, kaip tokia vadinama, pirmą fazę kepenų detoksikacijos. Bet kad antroji fazė įvyktų, tai reiškia, kad tie visi toksinai iš mūsų organizmo išeitų, labai svarbu mums su maistu gauti ir kepenų. Tai jeigu labai norite gerti sultis, tiesiog siūlyčiau įsimaišyti kažkiek baltymų miltelių, kanapių sėklų, žirnių baltymų į tas sultis, kad mes padėtume mūsų kepenims tinkamai pašalinti tuos toksinus. Ir yra tam tikrų prieskonių, kurie naudingi mūsų kepenim. Iš tiesų viskas, kas kartu, galvokite, kad bus naudinga kepenims, bet yra vienas toks specifinis prieskonis, tai būtų kalendra. Su kalendra yra situacija tokia, arba mes ją mėgstam, arba mes jos nemėgstam. Tai jeigu esate iš tų žmonių, kurie kalendrą mėgsta, tai labai siūlyčiau įtraukti jos kuo daugiau į savo racioną. Kitas labai svarbus dalykas, kalbant apie mūsų virškinimo sistemą, tai yra parazitai mūsų žarnyne. Dažnas iš mūsų jų turim, mes galim jų gauti su maistu, mes galim gauti jų nuo savo gyvūnų, mes galim gauti jų nuo savo vaikų. Tai reiškia, kad laikas nuo laiko būtų naudinga susimastyti, padėti mūsų organizmui truputėlį pašalinti tuos parazitus, kurių mes prisigaunam. Tai dabar labai geras dalykas yra laikas nuo laiko pasidaryti išmatų tyrimą ir pasižiūrėti, ar mūsų žarnyne neapsigyvena parazitai. Deja, ne visi išmatų tyrimai yra labai tikslus. Ką tai reiškia? Jeigu mes tiesiog pasidarom paprastą išmatų tyrimą, atsakymai ateina neigiami, kad mes parazitų neturim, tai dar nereiškia, kad tikrai jų nėra. Bet jeigu atsakymas jau atėjo, kad jų turim, tai jau tikrai turim. Tai va, kaip aš sakau, jau vadinasi, jų kiekis yra didesnis. Labai svarbu žiūrėti į svorio pokyčius, tai labai dažnai žmonės, kurie niekaip negali priaugti svorio, gali turėti parazitų. Žmonės, kuriuos kamuoja ilgalaikė anemija. Kodėl? Dėl to, kad parazitas tiesiog neleidžia mums gauti pakankamai maistinių medžiagų. Labai dažnas požymis yra išangės niežulys, labai stebėkite vaikus, nes tai vienas iš tų dalykų, kur pirmiausiai pasimato, kad gali būti parazitų. Taip pat odos, imuniteto ar kitos virškinimo sistemos problemos gali pasireikšti, kai mes turim parazitų.
Parazitai, kaip ir bakterijos, labai mėgsta saldumynus ir angliavandenius. Tai aš suprantu, kad mes visiškai jų iš savo raciono neišbrauksime, bet tiesiog siūlyčiau sumažinti jų kiekį savo racione, tai stenkime valgyti mažesnį kiekį saldumynų. Ir labai svarbu įtraukti tam tikrus produktus, kurie yra naudingi, arba dar kitaip galima būtų sakyti, turi priešparazitinės savybės. Tai gerai mums žinomi gvazdikėliai, cinamonas, aš šiuo atveju labiausiai rekomenduočiau naudoti Ceilono cinamoną, ciberžolę. Taip pat labai naudingas yra pelynas, tai dažnai mes geriam pelyno arbatą, kuri yra pakankamai karti, tai kartais galima irgi įsigyti papildus su pelynu, arba šviežias česnakas. Tai šviežias česnakas yra nepaprastai naudingas ir prie H. pylori. Jeigu esate iš tų žmonių, kuriem dirgina šviežias česnakas skrandę, galite pasipjausti česnaką ir, pavyzdžiui, įsidėti į jogurto šaukštą ir tiesiog suvalgyti su jogurtu, nes jogurtas apdengs tą šviežią česnaką. Trečias variantas yra šviežią česnaką nuryti kaip kapsulę. Tai reiškia, kad mes susipjaustom priklausomai nuo to, kokio didumo yra skiltelė, į kokias 2-3 dalis, ir nurijam užsigeriant su vandeniu tą česnaką. Bet aišku, jisai kramtomas būtų mums dar naudingesnis. Šiais laikais mes labai mėgstam valgyti sušius, kurie yra su žalia žuvim, mes labai mėgstam valgyti net ir žalios mėsos gaminius, tai žinokime, kad yra rizika, kad mes gaunam tų parazitų. Tai nėra čia nieko, kaip aš sakau, labai blogo apie tai, tiesiog svarbu atsiminti, kad laikas nuo laiko reikėtų pasidaryti tokius, kaip aš sakau, parazitų valymo protokolus. Norint, kad mūsų žarnyne būtų pakankamai tų gerųjų bakterijų, labai svarbu su maistu gauti pakankamai skaidulų. Tai dabar kokie yra geriausi skaidulų šaltiniai? Riešutai, siūlyčiau valgyti jų kuo didesnę įvairovę, sėklos, ypač Ispanijos šalavijo, kitaip vadinamo čija arba linų sėmenis, kaip minėjau anksčiau, labai rekomenduočiau jas mirkyti. Dabar kitas labai geras skaidulų šaltinis yra daržovės. Tai kad mes užtikrintumėm, kad gaunam pakankamai kiekį skaidulų per dieną, stenkimės rinktis bent 4 kumščio dydžio daržovių porcijas per dieną. Ką dabar reiškia 4? Tai sudėkim, kiekvienas pasimkim savo kumštuką, pasižiūrėkim, jeigu seminarija yra vyrų, tikriausiai jų kumštukas bus didesnis, tai vadinasi ir jūsų porcija turėtų būti didesnė. Ir čia yra minimumas. Realiai mes anksčiau girdėdavom, kad labai svarbu per dieną suvalgyti 5 porcijas daržovių ir vaisių. Tai dabar, žinokit, šita rekomendacija yra pakeista į 10. 5 tai čia yra minimalu, o 10 yra labiau link to, kad jeigu mes norim optimalios geros sveikatos. Ankštiniai produktai tai būtų pupelės, lęšiai, žirniai, labai puikus irgi produktai, labai tik tai svarbu juos tinkamai paruošti. Kaip minėjau, mirkykit juos ir virkite tol, kol sumirkštės. Ir renkantis kruopas, miltus, labai siūlyčiau rinktis pilno grūdo. Skaidulos ne tik maitina mūsų gerąsias bakterijas, jos taip pat veikia kaip šluota, tai labai puikiai pravalo mūsų virškinimo sistemą ir tuo pačiu suteikia mums sotumo jausmą. Tai reiškia, kad mes jaučiamės sotus ilgesnį laiko tarpą, kas yra labai svarbu, jeigu mes pradėsim valgyti tik 3 kartus per dieną. Pakalbėjome apie skaidulas, kurios iš tiesų maitina mūsų gerąsias bakterijas, o dabar yra produktai, kurie jau turi savyje gerųjų bakterijų. Tai labai gerai mums žinomi tokie produktai kaip pienas, tai pieno produktai kaip jogurtas, kefyras, rauginti kopūstai labai geras produktas, sojos produktai kaip tempė, korejietiškas patiekalas, labai panašus į raugintus mūsų kopūstus, tik tai tenai dar būna daroma su kimči arba kambučio gėrimas. Tai visi šitie produktai savyje turės gerųjų bakterijų. Jeigu mes, pavyzdžiui, raugintus kopūstus patroškinam, tai mes tas gerasias bakterijas iš tiesų nužudėm. Tai žinokit, rauginti kopūstai troškinti mums vis tiek bus naudingi, nes jie bus geras skaidulų šaltinis, bet jau gerųjų bakterijų mes iš jų negausim. Tai labai skatinčiau raugintus kopūstus valgyti šviežius.